Šiandieną yra labai svarbi diena Kauno technologijos universitetui ir statybos ir architektūros fakultetui. Prieš 5 metus mes esame įkūrę išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centrą, kurio tikslas yra skatinti skaitmeninės inovacijas statyboje, architektūroje. Na ir tą mes padarėm ne vieni, padarėm su verslo partneriais, Lietuvos statybos bendrovėmis, su tarptautinė kompanija užsiimančia skaitmeninės technologijomis. Na ir mes pasirašėme sutartį bendradarbiavimo 5 metams, tie 5 metai praėjo, taigi tai buvo labai svarbi riba pasitikrinti, kaip sekėsi išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centrui. Matom, kad tikrai turim partnerių pasitikėjimą ir šiandien pasirašėme memorandumą dar 5 bendradarbiavimo metams. Pats centras yra tikrai labai unikalus universitete, nes mūsų verslo partneriai ne tik remia centrą, bet ir aktyviai prisideda prie sprendimų priėmimo. Mes turime steigėjų tarybą, ir visi strateginiai prioritetai, kaip mums skaitmeninti statybą, kaip mums skatinti tas inovacijas ir kaip paversti statybos sritį, statybos inžinerijos sritį labiau inovatyvę. Visus tos sprendimus mes priimam kartu su mūsų partneriais. Kuo ši veikla dar svarbi mums, tai visų pirma yra kompetencijų ugdymas, mes visi mokomės, nes skaitmeninės inovacijos jos sparčiai žygiuoja į priekį, keičiasi dienomis ir mėnesiais, tad būdami kartu su savo partneriais mes ir mokomės. Taip pat labai stiprėja mūsų tarptautinė dimensija, tarptautinės partnerystės. Paskutiniu metu būtent dėl šitų skaitmeninių technologijų mums pavyko užmegzti daug partnerysčių su užsienio universitetais, su organizacijomis užsienyje. Galiausiai įvairūs projektai, kurie atkeliavo į fakultetą dėka šių inovacijų. Tai ir moksleivių projektai, ir tyriamieji darbai, ir įvairūs aukščiausio lygio horizontų projektai. Tai artimiausiu metu centrui taip pat partneriai kelia pakankamai aukštus lūkesčius, tai matomumas ir tarptautinėje erdvėje ir žinoma, kalbame apie tai, kad mūsų studijų programuose, kurios dėstamos yra Kauno technologijos universitete, turėtume daugiau integruoti tų skaitmeninių technologijų. Ta mes ir šiuo metu darome, bet žinoma, tikrai yra dar kur tobulėti.